Sveiki gyvi, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Eteryje laida Tiesiai šviesiai. Ši laida skirta rinkimams ir šiandien mūsų studijoje vieši kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Linas Andrulis. Labas vakaras. Labą vakarą. Noriu priminti, jog Linas kandidatuoja 45-oje Šiaulių kaimiškoje rinkimų apygardoje. Ar taip? Taip, teisingai. Taigi, Linai, jūs į politiką žengėte, į didžiąją politiką, į Seimą pirmą kartą. Sakykite, ką padarysite atėjęs į valdžią? Šiandien, ką mačiau per 4 metus ir ką matau dabar labai aiškiai, tai labai daug įvairiausių pokalbių, labai daug politikavimo, plepalų, bet ko pasigendu kaip verslininkas, kaip ekonomistas ir dabar ką pamačiau ir daugelis žmonių ir rajone, ir mieste, ir visoje Lietuvoje pasigenda labai konkrečių žodžių, labai konkrečių veiksmų, labai konkrečių procedūrinių veiksmų, kuriuos įgyvendinus būtų pasiekti vieni ar kiti labai materialiai suprantami žingsniai. Sakysim, ką aš turiu omeny, kad kaip sukurti tas naujas darbo vietas. Daug kas šneka, kad mes galime sukurti naują darbo vietas, kad mes turime jas sukurti, mes turime didinti atlyginimus, bet realiai nei viena politinė partija, nei vienas kandidatas šiandien neįvardina, kaip tiksliai tą padaryti. Mano tikslas, būnant kaip ekonomistui, kaip matematikui, aš noriu labai konkrečiai įsivardinti žingsnius, kuriuos reikia įgyvendinti ir juos per sekančius 4 metus įgyvendinti su tikslu, kad tai realizuotos, materializuotos į apčiuopiamus daiktus, į dokumentus, įstatymus, kurie labai aiškiai gali būti parodomi mano rinkėjams. Ir mes juos galėtumėm apsiginti, kad aš galėčiau juos apsiginti ir kad galėčiau pasakyti, kad štai per 4 metus ne vien tik tais aš ieškau kažkokių tai pasiaiškinimų, bet aš padariau tą ir tą. Tai tie veiksmai, kuriuos aš noriu padaryti ir įgyvendinti, yra labai elementarūs, ateinantis iš ekonomikos teorijos ir žmogus, turbūt visi Lietuvos gyventojai pripažins šiandien, kad didelė problema yra su pajamom, didelė problema yra su pragyvenimu, nes labai sunku pragyventi, trūksta pajamų, išlaidos kita vertus yra labai didelės ir už kurą, ir už maistą, ir už šilumą. Ir mes susiduriam su tokia problema, kad žmogaus pragyvenimo lygis tiesiog labai prastas šiai dienai. Tai mano kaip ekonomisto pagrindinė užduotis yra išspręsti būtent šią problemą. Ir aš ją skirstau į 2. Tai yra uždirbti pajamas ir sutaupyti. Bet sutaupimą aš atskirčiau nuo konservatorių teorijos, kur konservatoriai nori sutaupyti valstybės biudžetą žmonių sąskaitą. Aš norėčiau pasakyti, kad čia žmonės turi sutaupyti ir patirti kuo mažiau išlaidų. Ir atitinkamai judant link to, kad būtų uždirbamos pajamos. Tai dabar, kas liečia uždirbimą pajamų, tai labai paprastai galima aišku pasakyti, kad naujos darbo vietos. Naujos darbo vietos, tai vėl neapibrėžtas pasakymas, bet reikia pastatyti gamyklas, reikia pastatyti cechus, reikia pastatyti laboratorijas, reikia prikviesti užsienio kompanijas, kurios pardavinėja Lietuvoje savo produkciją, savo įrenginius, mašinas, kad jie savo gamybą perkeltų čia ir mūsų žmonės gautų tas naujo darbo vietas. Taigi pasikartosiu, gamyklų statyba, cechų statyba, prie mažų gyvenviečių cechų statyba, užsienio investicijų, užsienio gamybos tam tikrų detalių perkelimas, tam tikrų dalių, tam tikrų procesų dalių perkelimas į Lietuvą. Ir tai aš manyčiau, kad tai yra pagrindinis ir esminis tikslas ir jeigu įgyvendintumėm, kad pasistatytų nors 10 gamyklų, kurios sukurtų 10 000 darbo vietų per vien mano 4 metų kadenciją, aš manau, kad aš pasiekčiau daug ir būtų galima tikrai pasidžiaugtum. Išlaidų pusėje savaime aišku, mes dabar visi šnekam apie šilumą, apie elektros kainos, apie kūrų kainas, apie maisto kainas ir taip toliau. Šitoj vietoj galėsim toliau panagrinėti kitas sferas, bet manau, kad pagrindinis trūkumas ir peilis visiems žmonėms šiandien išlaidų biudžete, šeimos išlaidose, tai yra šiluma, energetika, kuras. Su šiluma elementariausiai reikia renovuoti. Dabar yra sukurtos programos, kurios veikia tik tais skatinant, finansuojant 15% visus renovavimus. Savaime aišku, tai yra absurdas, nes žmonės nenori tikrai imti paskolų ir šiai dienai aš lankausi daugiabučiuose ir diskutuoju tom temom. Niekas nenori ir ta programa faktiškai tokia sudaryta, kad ji nebūtų įgyvendinama.
Ir tas man atrodo labai juokinga. Programos turi būti sudarytos tokios, kad jas būtų galima įgyvendinti ir kad tai duotų naudos. Kam ta programa, jeigu neduoda tiesioginės naudos? Tai aš manyčiau, kad būtent vėliau pristatysiu savo modelį dėl renovavimo ir jeigu mes renovuotumėm iš valstybės lėšų, aš manau, kad mes galėtumėm pasiekti rezultatą ir tada per tam tikrus ekonominius faktorius, kaip žmonių taupimą, nes tie pinigai sutaupyti vėl bus leidžiami ekonomiką, perkojamos prekės, per mokesčius viskas grįžtų atgal į Lietuvos biudžetą ir taip mes faktiškai gautumėm daug daugiau naudos, negu dabar priverčiant žmonės skolintis ir taip toliau. Taip pat reikia mažinti kainas, kuro. Lietuvos biudžetas, vyriausybė, valstybė dabar nori susirinkti visą biudžetą iš akcizų ant kuro. Faktiškai kuro kainos dalis, tikroji kainos dalis, tai yra labai nedidelė procentuotė, visa kita sudaro Lietuvos mokesčiai. tą vietą reiktų mažinti ir ieškoti, kur galima uždirbti pinigų, neišnaudojant žmonių ir neišnaudojant ir neėmant iš žmonių, o kaip tik ieškant, kaip galima uždirbti, kad žmonės patys užsidirbtų. Tai mano pagrindiniai tada tikslai yra per dvi sritis. Tai yra vienas dalykas, kad žmonės užsidirbtų, statant gamyklas, cechus, perkeliant užsienio gamybos procesus ir sutaupyti. Tai reiškia, renovuojant butus, kad šiluma susitaupytų, mažinant kuro akcizą, kad kuras piktų ir kontroliuojant savaime aišku prekybos centrus, kad maisto prekės nedvigubėtų. Aš noriu sugrįžti prie jūsų iš tiesų įdomios minties išsakytos, būtent apie gamyklų statybą. Matyčiau, jog esate labai už tai, jog didėtų pramonė. Keletas iš Šiaulių rajono, atstovaujat Šiaulių rajonui. Kokią perspektyvą matytumėt gamyklų kilime Šiaulių rajone? Matau labai realią perspektyvą ir tai galima įgyvendinti labai elementariai ir paprastai. Aš šiandien ir kodėl būtent Šiaulių rajone, kadangi einu į Lietuvos Respublikos Seimą kandidatuoju, tai savaime aišku reiktų galvoti apie visą Lietuvos mastu. Bet kai prasideda galvojama apie didelių mastų, tai savaime aišku tada yra nusiplanuojama ne į tą kryptim, ne tom vietom ir galų gale nei viena gamykla neatsistos ant mūsų mielos žemės. Ir naujų darbo vietų nebus sukurta. Todėl aš labai kryptingai noriu susikoncentruoti būtent savo apygardos rajoną, kur mano žmonės už mane balsuos ir nuo ten noriu pradėti ir nuo ten noriu akcentuoti srautą finansų, kad būtų galima pastatyti šitą gamyklą. Tai yra įmanoma, dabar yra... Kokia ta gamykla būtų, gal galėtumėt, iš tiesų žiūrovams labai įdomu? Tai vat gamykla pagrindinė, sakysim, ką galima renovuoti, ką galima atnaujinti, ką mes, Kuršėnai yra žinomas kaip molio kraštas, puodžių kraštas, tai ir seniai ten buvo plytų gamykla. Šiandien aš dirbu statybos versle ir daug turiu ir pažįstamų ir draugų, kurie užsiima daugiabučių komercinių patalpų statybą. Elementariausiai, kad ir mūsų tos blokeliai, plytos yra perkamos tai iš Lenkijos, tai iš dar kažkur. Kita vertus, jeigu atsirastų tiekėjas Lietuvoje, būtent imkim Daugėlius plytų gamyklą, tai mes ir daugelis mano pažįstamų jau vien, manau, padarytų pakankamą paklausą, kad ta gamykla galėtų išsilaikyti. Tikslas yra ne vien statyti gamyklą vienoje vietoje. Tikslas yra, kaip ir Estijoje, kaip viena iš šalių, kur norėčiau panaudoti kaip pavyzdį, prie kiekvienos didesnės gyvenvietės suorganizuoti, kad atsirastų cechas, kad atsirastų kažkoks darbo vietų skaičius, kur žmonės galėtų dirbti ir uždirbti. Ir tokiu būdu atsiranda gamybos ir tos industrijos klaida ir daug daugiau žmonių pasiekia būtent naujos darbo vietos, kurios sukuria didelę pridėtinę vertę. Kaip mes tą gamyklą pastatysim? Yra Europos finansavimo, dabar yra paskelbti Europos finansavimas, 50% finansuoja Europa gamyklos statybą būtent regionuose, bet čia vėlgi sukurta programa, kuri sunkiai bus įgyvendinama, nes jei sukurti kad ir 500 darbo vietų gamyklą reikia apie 10 milijonų, tai reiškia 5 milijonai bus finansuojami ES pinigų, 5 milijonai turėtų būti finansuojami iš Lietuvos piliečių ar verslo finansinių šaltinių.
Tai yra praktiškai vėlgi neįmanoma, mes save apribojame vėl į nedidelę, į labai mažą procentuotę tokių subjektų, kurie galėtų tai įgyvendinti. Todėl vėl ta programa tokia paskelbta gal 5 ar 6% verslo Lietuvoje. Man norėtųsi, kad čia prisidėtų valstybė, kad prisidėjus valstybei ir finansuotų likusią dalį, gal 40%, gal netgi visą 50%. Ir leistų, pastačius tą gamyklą, leistų žmonėm atidirbti ir tada galėtume mes gražinti tą 40%. Tai yra žmonės galėtų gražinti valstybei 40%, kuriuos ji investavo. Tai vadinkim, galima tai pavadinti kaip valstybinių kreditų ar vyriausybinių kreditų, sakysim, žmonių grupiai. Tai šitokiu būdu mes galėtumėm tikrai pastatyti šitą gamyklą, kad ir Daugėliuose imkim, kad pastatyti, aš esu užsibrėžęs pastatyti gamyklą arba sukurti naujų darbo vietų rajone, kad tai būtų pasiektų apie 1000 darbo vietų. Šitam norui įgyvendinti reikia nei daug, nei mažai, bet valstybės atžvilgių tai tikrai mažai, reikia tik tais 30 milijonų. Iš kurių 15 milijonų finansuoja Europą, 15 mums reikia prisitraukti iš vyriausybės valstybės. Tai automatiškai tas yra įgyvendinama ir tą 1000 darbo vietų reiktų pasklaidyti po rajoną, kad ne vien tik tais Kuršėnai gautų naudą, bet ir sakysim, kitos vietos, Kairiai, Gruždžiai, Žadžiūnai, sakysim, Gilvyčiai ir taip toliau. Taip pat savaime aišku ir Šiaulių miestas, nes mūsų jau tokia apskritis, kad mes esame apsupę Šiaulių miestą, tai faktiškai atsiradimas bet kokio naujų gamyklų ar naujų darbo vietų, cechų padėtų ir žmonėm. Tai padėtų ir Šiaulių miesto gyventojams taip pat. Iš tikrųjų, sukūrimas darbo vietų ir jūsų gražus skaičius, bent jau rajone, 1000, tai yra vienas iš jūsų prioritetų mažinti nedarbą, bet iš tiesų šiandien lyg tai sakoma, ta problema lyg ir mažėja, lyg ir to darbo atsiranda. Kokia iš tiesų jūsų nedarbo būtent atžvilgių, kokia jūsų nuomonė yra? Aš labai paprastai manau, kad čia yra politinis toks priešrinkiminis triukas, tas nedarbas fiziškai jis negali mažėti, nes tada faktiškai kiltų ir kitos pajamos, ir biudžeto pajamos, ir mokesčių, ir žmonės mažiau būtų nepatenkinti. Kita vertus, aš manau, kad tai yra tiesioginė statistiniai duomenys, nes žmonės vis daugiau emigruoja, išvažiuoja, todėl mažėja neįsidarbinusių žmonių kiekis, taip pat daug kas yra gal net ir neįsiregistravęs, atitinkamai mes turim tuos skaičius, kurie nelabai ką reiškia, bet nes pasižiūrėjus ir darant apklausas, kad ir rajone, sakysim, pakalbinus 12-okus, aš drąsiai galiu teikti, kad virš 50% jie planuoja studijuoti užsienyje ir planuoja dirbti užsienyje. Todėl labai skeptiškai vertinčiau šitokią informaciją, manau, kad tai tiesiog yra populistinis šou ir viskas. Sakykit, kokie būtų jūsų veiksmai, norint sugrąžinti jaunimą, nes sako, Lietuvos valstybė senėja, nesenstam? Taip, jaunimas vienas iš prioritetų, kuriuos reiktų įgyvendinti Lietuvoje, norint sukurti tas naujas darbo vietas, tai yra būtent jaunų žmonių įdarbinimas ir tuo pačiu jų išlaikymas pačioje Lietuvoje. Aš manyčiau, kad šiandien mes susiduriam ir daug girdžiu taip pat tarp žmonių, susiduriam su tokia problema, kad baigęs mokslus, jaunas žmogus, studentas, jis tik dokumentiškai atlieka praktiką. Tai reiškia, jis nueina pas kažkokį tai darbdavį ir atlieka tas praktikas. Matyt, mes visi esame su tuo susidūrę, kur realiai mes nieko ten nedarome, tik tais kažką popierių supildome ir tiek. Tikslas yra, kad dar sukurti tokią motyvacinę sistemą, kad darbdavys norėtų prisimti tą jauną žmogų po universiteto ir pasiūlytų jam apmokymus kartu su senu specialistu, kuris žino, kaip dirbti, ką daryti, ir kompensuoti darbdaviui šitą apmokymą tų jaunų žmonių, kad jaunas žmogus ne tik tais turėtų mokslą, bet ir žinotų, kaip pritaikyti tas žinias praktikoje, kaip dirbti, kaip atrodo pats gyvenimas, tikras gyvenimas tam jos srityje, būtų tai tinkavimas, statyba ar inžinerijos ar gamyba. Kaip paskatinti verslą, kad priimtų jaunus žmonės, tai yra elementaru. Ir čia aš gal truputį pašnekėsiu apie progresinius mokesčius, kurie dabar labai aktyviai diskutuojami dėl
fizinių asmenų atlyginimų ir taip toliau, bet niekas taip kažkaip nepaliečia verslo. Verslė progresiniai mokesčiai yra taip pat lygiai veikiantis kaip ir fiziniams asmenims per atlyginimus. Nes jeigu smulki ir vidutinė įmonė uždirba tam tikrą ten iki 1 milijono litų pelną ar ten 500 tūkstančių pelno, tai faktiškai jį galėtų mokėti mažesnį pelno mokestį. Kita vertus, didelios stambios įmonės, kurios uždirba daug iki arti milijardo to pelno, tai jau galėtų mokėti didesnį mokesčių dalį. Šitokie progresiniai mokesčiai ir versle, jie suteiktų galimybę smulkiam verslui, smulkiam ir vidutiniam verslui, tai yra mūsų kirpyklos, kepėjos, batsiuvėjai ir taip toliau, suteiktų galimybę adaptuotis į rinkos sviravimus, į klientų poreikių sviravimus, nes šiandien jie yra lygiai taip pat apmokestinti kaip ir stambusis verslas. Tai grįžtant prie jaunų žmonių, sakysim, galbūt netiesiogiai būtų galima jiems mažinti pelno mokestį ar kitus mokesčius, jeigu jie įdarbina tam tikrą dalį ar tam tikrą skaičių jaunų žmonių. Tai va šitoj vietoj tikrai būtų galima atrasti ir tai galima daryti iš karto. Nereikia populizmo, nereikia diskusijų, tai veiktų iš karto, tai pasijustų iš karto ir smulkus ir vidutinis verslas tikrai gautų didelę paspirtį. Na ir aš noriu dar jūsų paklausti, o kaip vertinate dabartinės vyriausybės, Seimo daugumos, konservatorių, liberalų vaidmenį stiprinant pramonį ir apskritai gal mūsų bendrai Lietuvos gyvenimą? Manau, kad tokio vaidmens stiprinant pramonę ar stiprinant ekonomiką ar stiprinant žmonių sugebėjimą pragyventi, dabartinė valdžia visiškai nieko nepadarė ir nieko nedaro. Kaip mes visi žinome puikiai, kad dabartinė valdžia tik tai stengiasi taupyti žmonių sąskaitą biudžeto pinigus ir visiškai nėra akcentuojamos verslo skatinimo programos, nėra akcentuojamos renovavimo programos, nėra akcentuojamos lygiai taip pat stogų programos. Jos yra sukurtos, jos yra popieriuje, bet realiai jos yra neišnaudojamos. Todėl šnekėti apie tai, ką daro dabartinė vyriausybė, yra sudėtinga, nes galėčiau pasakyti, kad jie tik tai sukūrė gražius vadovėlius, gražius aprašus, daug internetinių puslapių prikūrė, bet realiai niekas negali tom pasinaudoti. Ir kiek aš esu kalbėjęs ir su verslininkais, ir su žmonėms, sakysim, apie renovavimą būtų, tai jau mes pakalbėjom. Bet jeigu šnekėt apie stogų renovaciją, kur programa visiškai nepanaudota, nes žmonės nežino, kaip labai sudėtinga ir tas stogas kainuoja daug tada brangiau naudojantis tą programą, negu tiesiog susiradus statybininką, kuris pakeis. Lygiai taip pat verslo subjektai, kurie negalėjo per krizę pagrindinių laikotarpių pasiskolinti ar gauti tų pinigų pagal verslo skatinimo programas, tai apie kokius mes stiprinimus galime šnekėti. Šiai dienai mes nieko nepadarėm ir, kaip aš mėgstu sakyti, lengviausia yra atimti, lengviausia yra paimti pinigus iš kito kišenės, bet kad sukurti ir sugebėti sukurti produktą, kuris uždirbtų pinigus valstybei ir žmogui, tai jau reikia mąstyti. Bet kadangi taip tada peršasi išvada, kad mąstymo to kažkokio nebuvo, nėra ir nesugebėjome sukurti naujų verslo objektų didelių, nesugebėjome sukurti ir mažų verslo objektų, kaip gamyklų, cechų, kaip minėjau, nesugebėjome renovuoti žmonėm daugiabučių, kur šiai dienai, jeigu renovavus bent jau 200-300 daugiabučių, kažkur apie 40 tūkstančių žmonių galėtų sutaupyti apie 40 milijonų į metus. Tai čia dideli skaičiai, čia reikėjo tik tais daryti, o dabar vietoj renovavimo, reiškia, sugebam išleisti tuos pinigus ant sraigtasparnių, kur išleisim visai kitą šalį, kitiems užsieniečiams, kitiems žmonėms ir kad kitiems būtų geriau. Ir visiškai nesuprantu, kodėl tie pinigai negalėjo atsirasti statybininkų versle, kodėl jie negalėjo atsirasti žmonių kišenėse per taupimą, nes galėjom tiesiog tos pinigus 100% panaudoti būtų renovavimo ir viskas. Tai mano tokia nuomonė, kad nieko nepadarėm. Reikia pradėti mąstyti, reikia pradėti galvoti, kad padarytume. Na kągi, mūsų laidos laikas baigėsi, liko minutė ir iš tiesų noriu, kad jūs paaiškintumėt savo rinkėjams, nes iki rinkimų liko šiek tiek daugiau nei savaitė, noriu, kad paaiškintumėt, kaip reikėtų balsuoti, tarkime, už jūs. Kokia procedūra? Kokia procedūra? Aš kandidatuoju Šiaulių kaimiškojoje apygardoje, tai visi Šiaulių rajono gyventojai galės už mane rinktis kaip savo
kandidatą vienmandatėje, tai iš mūsų yra iš viso 13 kandidatų ir vienas iš jų esu aš, pats pirmasis. Tai drąsiai galite balsuoti už mane ir aš atstovausiu tik jūs, kaip ir šnekėjau. Kita vertus, aš taip pat esu partijos sąraše, tai yra daugiamandatė, antras lapas. Socialdemokratų partijos sąraše, antras lapas, 99 numeris ir ten žmonės gali prareitinguoti, nereikia numenkinti daugiamandatės, nes reikia akcentuoti, kad būtina balsuoti ir būtina reitinguoti, nes tik reitingavimo būdu gali keistis sąrašas, kuris atstovauja socialdemokratus Seime. Tai jeigu žmonės nori, kad keistųsi šiek tiek socialdemokratų sąrašas Seime, tai vat ir yra galimybė per daugiamandatę, balsuojant už 99 numerį, išrinkti jaunus, energingus, drąsius žmonės, kurie galės tikrai gyvendinti ir padaryti taip, kad jūs visi gyventojai galėsit paliesti kažkokį tai daiktą, kuris atsiras Šiaulių rajone aplink Šiaulių miestą. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, linkiu sėkmės, tikiuosi dar susitiksime, o televizijos žiūrovams taip pat dėkoju už tai, jog žiūrite, būnate kartu ir tikiuosi išsirinksite kiekvienas savo kandidatą. Viso gero.